Sveiki prisijungę ir šiandieną vėl pakalbėsime. Who the fuck are you? Aš esu Tomas Dulkys, mokytojas, investuotojas ir traderis. Wait, let me tell you something. Let me tell you something. Apie bitkoiną. Kodėl bitkoinas pakilo į 119 tūkstančių ir ką dabar daryti ir kokie galimi variantai. Nagi ir pasižiūrim. Dabar parodysiu bitkoino grafiką ir pasižiūrėkim, kokie galimi variantai. Šiuo metu matom, bitkoinas pakilęs irgi 119 tūkstančių ir atrodo jau darys naują high. Bet yra keletą dalykų, ką turi rinka atlikti ir padaryti, jeigu norime, kad sudarytų naują high. Pavyzdžiui, matome mėnesiniam grafike, kad rinka padarė impulsinę koją ir judėjimas atgal ir vėl naują impulsinę gilią koją. Paskui savaitiniam grafike mes matome, kad turime bulių trendą. Matome impulsinį judėjimas ir vėl impulsinę. Tai yra geras ženklas to, kad rinka gali toliau kilti viršų. Kodėl? Todėl, kad jinai pralaužė prieš tai buvusią struktūrą, pralaužė rezistus ir padarė konsolidaciją. Tai jau yra ženklas, kad gali bitkoinas toliau pradėti kilti viršų. Plius minus iki 140 tūkstančio, paskui galimas pakritimas, grįžimas, gal netgi ir toliau kilimas į viršų. Bet pasižiūrėkime dieninėme grafike, ko mes galime sulaukti ir kas gali būti. Bet ar grįžtam prie savaitinio. Savaitinio matome rezistinę zoną turime čia ir ją reikia, kad pralaužtų. Ar pralauž šitą tašką, tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip visas tas procesas vyks. Bet dabar pasižiūrėkime, ką mes matome dieninėme grafike, nes vis dėlto tai yra konsolidacija. Matome prieš tai iš judėjimo atgal pradėjo trendą daryti vėl bulių, grįžo į supportą ir atšokinėjo. Mes kalbėjome prieš tai, kad nuo šitos vietos gali rinka atšokti, darė čia konsolidaciją, jeigu matėte prieš tai mano video ir analizę apie bitkoiną, bet matome rinką toliau pašoko ir viskas labai puikiai, pralaužė visus lygius ir nuvažiavo iki pat viršaus praktiškai. Tai šiuo metu aš pagal harmoniką turiu vieną sistemą, kuri man rodo, kad šitoje vietoje galimas pardavimas, bet aš nerizikuočiau šičia daryti pardavimą būtent šitoje vietoje ir gaudyti kritimo. Dėl to, kad tai yra bulių trendas, kad rinka gali įsišokti ir truputį pakristi, plius minus, sakykime, tos vietos, jeigu esamos šitos konsolidacijos apačios, nes matome prieš tai taip pat turėjome struktūrėlę konsolidacija ir nuo jos galima, sakykime, situacija tokia, kad pakritus gali vėl atšokti ir nueiti į viršų. Tikėtis didelio kritimo aš asmeniškai nesitikėčiau. Galimas pakritimas plius minus iki šitos vietos ir vėl kilimas. Bet jeigu jis nusileis rinką žemiau, tai tada puikiai vieta ieškoti vėl nuo apatinės dalies vėl į pirkimą. Bet pirmą turi pralaužti rezistą. Jeigu pralauž šitą rezistą, tai situacija bus tokia, kad rinka pakilus pralaužus konsolidaciją pagal savaitinį grafiką, kaip matėme, jos galimas grįžimas, tai yra faktas, pagauti vėl supporto ir pradėti toliau kilti į viršų, formuojant tolimesnį trendą. Tai būtų tiek apie bitkoiną, pasižiūrėkit šitos taškus, įsivertinkit, pasižiūrėkit, kas vyksta ir jeigu bus kas toliau įdomaus, aš tikrai padarysiu analizės ir vėl įdėsiu apie bitkoiną.